Galima aš tą pataikyti. O kaip išsiema čia kaip jau? Dabar ant saugytos sukirpysim vieną kartą. O nuo to kitą Parodomasis demo, tai aš apie specpajėgas, tai yra gražu, laksto, šaudo, yra, sakykime, gražus renginys iš šalies. Va, šitą mes jį pasižiūrim, pabandom panalizuoti, tai yra ne panalizuoti, jau papasakosiu, tai yra kas, kaip iš tikrųjų kas viskas vyksta viduj ir kad va tą tokį gražų paveiksliuką pasiekti, ko reikia įdėti, kokio darbo. Pats principas paremtas irgi praktinių situacinių šaudymų. Yra taikiniai, yra laikas, yra, sakykime, pratimo pradžia, pratimo pabaiga, kur mes galim fiksuoti, per kiek yra pratimas atliktas. Yra taikiniai, kada mes galim fiksuoti rezultatyvumą. Tada mes galim išvesti koeficientą komandos efektyvumo koeficientą. Ant kiek komanda efektyviai dirba, per kiek jinai įveikia pratimą, kaip jinai dirba. Kitas dalykas yra, ar tiesiog bėgti ir šaudyti, ar vis dėlto dar akcentas yra į taktinius elementus. Ir vėlgi, šitoj vietoje, būtent, ką aš ir noriu šiandien papasakoti, yra tam tikri taktiniai elementai, kurie yra, sakykime, šventos karvės. Yra jie daromi visur. Pavyzdžiui, niekada negalima atsukti nugaros į nenušautą taikinį. Visada tu turi kontroliuoti tą kryptį, kurią nežinai. Tai yra numušė taikinį, tik tai tada gali nusisukti. Niekada negalima nukreipti ginklo į žmogų. Jeigu, sakykime, draugas praeidinėje, aš negaliu ginklo jo laikyti, aš turiu praleisti jį. Yra šventa karvė, kad niekada nenukreipiu ginklo į žmogų, kurio nenoriu nušauti. Šiuo atveju, sakykime, saviška. Dirbant komandoje visada yra judėjimas. Tai reiškia sektoriai. Ir anksčiau ir vėliau žmogus užeidinės. Arba taip, arba taip. Tai reiškia, arba mes turim taip atrepetuoti savo derinukus, kad mes vienas kitam nevystumėm ant ginklo. Arba turi būti refleksas, kad aš ginklą kontroliuoju. Vėlgi, šventa karvė, pirštas. Yra pirštas, kada aš paruošę šaudymui, pas mane pirštas paruoštas, kada neparuošiu, ta prasme nesiruošiu šaudymui, nuleidžiu ginklas. Pirštas ant skliautelio. Yra tos šventos karvės, kurios yra visur. Tiek policijoje, tiek kariuomenėje, tiek pas mus. Ir į tai, jau iš šitus elementus, tada galima pradėti žiūrėti kaip į baudos taškus. Tai yra, jeigu komanda dirba, juda, šaudo į taikinius, galvoja kaip daryti derinukus, bet praranda ginklo kontrolę, užbėgo žmogus, piršto nekontroliuoja, atsuka į nugarą, į taikinius nenumuštus, automatiškai tai galima pradėti dėti baudos taškus. Tai reiškia, prie to rezultato tas pats kaip šaudant iš praktiniam situacijam šaudant. Tai yra procedūros. Tai yra procedūrinė klaida. Jeigu tu padarai procedūrinę klaidą, tau paprasčiausiai atimamas iš rezultato, atimami tam tikras skaičius taškų. Tai reiškia, mažėja tavo pataikymo taškas, tai reiškia, mažesnė suma bus dalinama iš to laiko, per kurį tu atlikai. Ir pagal tai sprendžiama, tu laimėsi ar ne. Jeigu tu padarysi daug procedūrų, tada automatiškai nors ir atšaudysi gerai, taikliai, bet už tave nusmugdys tai. Tai vėlgi, yra ar lėčiau ir taisyklingiau, ar greičiau ir ta. Tai va, šitoj vietoj, kol kas viskas yra kūrimosi stadijoje. Yra va, jūs sakykime, pirmą kartą aš taip viešai pasakoju, kad yra galima tą paimti ir sukultūrinti. Yra padaryti kaip ir sportinį tokį variantą. Yra atskaitos taškas, kada mes galim ateiti, tai yra parodyti save, pasižiūrėti kitus. Yra sistema jau susikračiusi, kaip galima paskaičiuoti komandos efektyvumą, rezultatyvumą. Ir visada tokiuose varžybose, visada dar galima pasižiūrėti, kaip sakau, kaip kiti daro. Ir iš to pasižiūrėjimo ir bendrų minčių sunešimo galima išrasti dar trečią variantą, kaip dar geriau padaryti. Ir va šitas dalykas leistų pajudėti. Tai sakykime, tiek pareigūnams leistų pajudėti, yra tobulinti savo įgūdžius, bet šitą formą, va, įvilkus į gražią civilizuotą, kaip vadinu, saldainių popieriuką,
Tai vėlgi galimybė yra visuomeniai, plačiai visuomeniai trupučiuką prisijungti prie to. Yra prisiliesti ir pajausti, kas tai yra. Tai yra, kas yra komandinis darbas, kas yra darbas su ginklu, kaip viską ta procedūra vyksta. Yra tokia, o kada paskui tas piešinį mes jau atrepetuojam, jau patį, tai tada mes įstengiamės vis greičiau, dar greičiau daryti. Ir plius be klaidų. Tai tas filmukas yra sukamas, kol tampa, yra, kaip čia pasakius, reflekso atsiranda. Yra pamačiau ir darau. Bet va tą, kad padaryti, va taip, pajudėti. Tai sakykime, jie visą dieną tą patį piešinuką suko, kol jiems pavyko tai padaryti jau į tą pusę. Ir tai žiūrint galima dar prie jų kabinėtis. Tai va, į mūsų, prie ko aš ir norėjau vesti prie visos kalbos, kad mes ir norim padaryti, pas mūsų taktinių treniruočių centras, tai yra norim va šitą taktinį šaudimą, tokį sucivilizuoti ir padaryti kaip praktinių situacijų šaudimą. Tai yra, kad irgi taikiniai, laikas, procedūros, bet įsiveda ne vieno žmogaus darbas, įsiveda dviejų žmonių darbas. Plius du ginklai, ilgas ir trumpas, tai yra taktiniai elementai įsiveda. Ir tie taktiniai elementai, kaip matot, yra pagal situaciją, tu gali daryti taip, gali daryti taip. Bet procedūros, kaip sakiau, yra šventos karvės, kurių negalima pažeisti, negalima nukreipti į savo, negalima atsisukti nugarų į taikinį, negalima perbėgti arba, sakykime, kad pas abudu vienu metu baigti su šoviniai. Yra procedūra. Tai yra tos šventos karvės, kur visur yra blogis. Yra tiek pas mus blogis, tiek policijai blogis, tiek kariuomeniai blogis. Ir mes va šitą blogį norim padaryti, yra kaip sportą, kad šitoj sporto šakoj tas blogis būtų, jis vis tiek būtų blogis. Ir žmonės išmoktų vengti to blogio, padarytų tik tai, ką reikia. Ir plius tai padaryti gražią, malonę sporto šalką, dinamišką, kad plius dar gražiai žiūrėtųsi iš šalies. Tai va, ką mes šiandien, ką aš norėjau šiandien ir papasakoti jums.